Va, kai išoperavo skydliaukę, nustatė tą karkarą, geriau radioaktyvų jodą nuo taip patrumpinai viską papasakosiu, nuo radioaktyvaus jodo. Taip jau nustatė klinikų gydytojai, kad vienu žodžiu prispaudė regos nervą, iššaukė hipofizės auglį. Čia nuo jodo, ne? Jo, ir jisai gal jisai miegojo, nes aš vaikystėje atsimenu, labai man galvą skaudėdavo kokiai 3 klasiai, tai Šiauliuose ligoninėj gulėjau, kažkokias didelės tabletės gėriau, bet aš galvoju, gal ten toks placebo daugiau buvo, toks vitaminas C, žinai, va tokio didumo. Profesorė Daulenskienė gydė mane. Tai va, vienu žodžiu iššaukė tą hipofizės auglį ir jisai prispaudė regos nervą. Ir ta kairė akis man šiek tiek sublogėjo regėjimas, taip ženkliai sublogėjo regėjimas ir ką, ir nieko negali padaryti, vis tiek reikia arba tą rinktis, arba gydyti tą vėžį, arba vienu žodžiu. Ir ką, ir gyvenėjau 10 metų praėjo ir kelis kartus dariausi, 2 kartus turbūt dariau, iš karto kas metai taip dariau ir dabar kai pradėjau naudoti, nebedariau to jokio MRT smegenų, vienu žodžiu. Kaip su daktaris Simanonė čia pasitarėm, sako, tu nuvažiuok pasidaryk kompiuterį smegenų, sako, pasižiūrėti reikia, kas ten didėja, mažėja, ar kas ten darosi. Tai va, tai nuvažiavau į kardiolitą, į Klaipėdą, padarėm ir ten nieko nebėra. Ir nenoriu patikėti, negaliu patikėti. Tiksliau galiu patikėti, bet dar taip. Bijai patikėti, Bijau patikėti ir skambinu aš jai, sako, žinau, ne, nauja klinika atidaryta, naujas aparatas, ten negalėjo būti klaida. Tai va, laukiu, dabar galvoju, praleisiu kokius metus, vėl važiuosiu dar kartą pasidaryti, negaliu tiesiog nurimti, taip galvoju. Bet sako, žinai, kas nebėra. Savo nesąmonė, bet negal būti. Savo kaip negal, šitiek metų geri. Tai ten kaip paauglystė buvo? No. Hipofizinė operabilus. Nors buvo kalbų ir kiek svarstėjo. Buvo kalbų, jo, mūsų vaikystės draugas neurochirurginiam ir narkozė nuvedė mane pas tą profesorių jau, sako, 3 išeitis. Atsibusi visai akla, arba visai paralyžiuota, arba visai neatsibusi. Ką renkiesi? Labai geras pasiūlymas. Arba gal. Nors Klaipėdoj buvo, tai gydytojas, ne, kuris sakė, bet būtų nesijėmė. Vienu žodžiu, niekas nenorėjo nieko daryti ir aš tiesiog... Ką? Produktai tau? Viską gerai. Kiekvieną dieną viskas iš eilės, viens pasibaigia, kitas atsidaro. Tokie 6-7. Omega tai ištisai, kruciferis, betagardas, C. Ne, kasdien aš tikrai negeriu ten nei po 6, nei po 8, aš geriu tiesiog po 2, 2Q10, pavyzdžiui, 2 omega, dabar ką geriu. Iš ryto 2E, 2 omega, 2Q10, 2 cinkus, 2 betagardus ir dabar fibros tos skaidulas. O vakare magnezijas 2, bet magnezijas yra mitonė. O tu kruciferus negeri? Geriu. Dabar esu pabaigus, bet sakau, va, tas pasibaigė, tai taip, va, tiesiog. Nėra taip, kad pastoviai tie patys produktai, arba ten, pajauti kažkoks nuovargis, toks, kokį treneną, pavyzdžiui, atsidarai. Ar jums taip nėra? Yra, juk negerėt iš karto 20 produktų, viską ne. Būna, Beveik visus. Viską gerai. Jo, aš visų iš karto, tai būna kažkokiu. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad varau, tai visus ir po 6, tikrai nevarau. Ne, Bet va,